Sveiki atvykę į seminarą Negirdimas auditorijų balsas. Seminaras gal kiek kuklokas žodis šitai auditorijai ir mus tas labai pradžiugino, galvom, kad į tokią specifinę temą kviečiami susirinks nedidelė grupė žmonių, bet susidomėjimas buvo didelis ir tikrai iš įvairių kultūros sričių žmonių, tai mus tas labai nudžiugino. Ir nudžiugino dar ir tuo, kad prieš kelias dienas kūrybinės jungtis sulaukė 10 metų ir nusprendėm, kad reikia tą 10-metį minėti visus ateinančius metus ir skirti laiko įprasminimui, įvardinimui to, ką darome, kokią vertę sukuria kūrybos profesionalai įvairių sričių, dirbantys su kultūros organizacijomis, su švietimo organizacijomis, su bendruomenėmis vietos. Ir šitas renginys irgi tam tikrą prasme tapo šitos visos tokios darbotvarkės metinės dalis. Ir dar toks sutapimas, kad prieš porą dienų turėjom didžiulį renginį su mokytojais dalyvaujančiais tyrinėjimo mene mūsų programoje mokykloms. Šiandien su kultūros profesionalais susitinkam, o kitą savaitę turim su partneriais Kaune renginį apie sisteminį požiūrį į kultūrinį ugdymą. Tai čia tarsi tokiam kelių dienų spektre visos temos ir visi žmonės, su kuriais mes daugiausiai dirbam ir kas labiausiai rūpi. Tai toks geras sutapimas, tai dar kartą tikrai labai ačiū, kad atsiliepėt, kad esat, kad skyrėt laiko šią popietę. Ir šiandien mes gilinsimės į auditorijų temą. Galvosim apie tos balsus, kuriuos mes girdim, ar apie tos balsus, kurių mes negirdime. Ir prieš patį pirmąjį pranešimą, kuris bus iš mūsų, iš kūrybinių jungčių perspektyvos, aš šiek tiek trumpą tik tai įvadą padarysiu apie mūsų programą Atvirumo menas, kurios kontekste ir šitas renginys vyksta ir kuri jau 9 metus vyksta Lietuvos kultūros organizacijose. Tai tiesiog trumpas įvadas, dalis čia žmonių jau yra dalyvavusi toje programoje, bet tiems, kurie nedalyvavo, tiesiog, kad suprasti, kaip ta programa veikia, nes vėliau mano kolegė Rita kalbės apie tai, ką mes matome iš tos programos, ką sako mums visą tai, ką mes veikiame, ką mes tyrinėjame kartu su kultūros organizacijom paskutinius 9 metus. Tai Atvirumo meną mes sukūrėme tik pradėję veikti, tai buvo viena pirmųjų kūrybinių jungčių programų ir mes ją sukūrėme galvodami apie paprastą tokį mums labai bazinį dalyką, tokį tikslą, kad kultūros procesuose, kultūros veiksme dalyvautų kuo daugiau žmonių ir kuo įvairesnių mūsų visuomenės narių. Ir tai programai mes pritaikėme kūrybinių partnerysčių modelį, metodologiją, kurios pagrindų ir susikūrė kūrybinės jungtis. Ir esminis principas tos metodologijos yra, kad įvairių kūrybos sričių profesionalai, specialiai parinkti darbui su organizacijomis, dirba ilgą laiką. Tai yra kažkoks tęstinis laikai, kelių mėnesių paprastai procesas, dirba su kultūros, šiuo atveju organizacija, bet kūrybinių partnerysčių principas, tai pagal jį galima dirbti su įvairių tipų organizacijom, kaip mūsų to pagrindinė veikla su mokyklomis, bendradarbiavimas kūrybos profesionalų. Tai Atvirumo meno principu mes suvedame kūrybos praktikus pasiruošusius vesti tam tikrą mokymosi ir naujovių kūrimo procesą su kažkokios organizacijos, ar tai festivalis, ar teatras, ar biblioteka, ar muziejus, ar kultūros centras, kas tai bebūtų, suvedame su komanda. Ir ta komanda yra dar tokia, kuri nori keistis. Mes dar pradžioje galvodom, kokių mes ieškom dalyvių savo programai, tai įsivardindavom, kad norim tokių dalyvių, kurie nori pokyčių, kurie yra pasiruošę. Gal tai yra naujas strateginis kažkoks etapas, gal tai yra naujas vadovas atėjęs, kažkokia proga pasikeisti, permąstyti savo veiklą, bet tų pokyčių tarsi nežino, nuo ko pradėti, arba nežino, kaip pradėti tos pokyčius. Atvirumo menas sukurtas su ta mintimi, kad padėti organizacijom išjudėti, atrasti kryptį, susikalbėti. Tai kartais buvo taikoma, kai organizacija norėjo
atėjus naujam vadovui tarsi reikėjo susikalbėti, surasti bendrą kalbą, suvokti kartu atsiradusias naujas kryptis, o kartais tiesiog užsibuvus kažkokiam taške atrasti kryptį, kaip išjudėti. Ir didžiulis akcentas visada programoje buvo, kaip gali organizacija tapti atviresnė savo auditorijoms, ką tai bereikštų. Tai ką labai svarbu pasakyti, kad tas procesas jisai yra ilgas pakankamai ir jis turi labai daug dedamųjų, galima daug panašumų surasti su dizaino procesu ir tas visada atsiranda, pradžioje labai svarbus momentas yra tyrinėjimas. Tai mes niekada neteinam į organizaciją žinodami iš anksto, apie ką kalbėsime ir kas bus, ką mes tyrinėsime, yra tam tikra teritorija. Tai yra tikslai organizacijos, misija, tai yra jos darbas su auditorijomis, tokie pagrindiniai dalykai, patirtis, kurias kūrė organizacija auditorijoms. Bet visada yra pradžioje tyrinėjimo etapas, kuriame komandai yra erdvė suprasti, kur jie yra ir kas yra iš tikrųjų svarbiausia. Tada pasirinkimas, tai yra daug tų krypčių, bet ties kuo mes labiausiai norim šiuo metu dirbti. Ir tada labai konkretus vystymas idėjų ir tam tikrų prototipų išbandymas, tam tikrų naujų veiklos būdų išbandymas. Tame tyrinėjimo procese, kas labai buvo svarbu nuo pat pirmų metų programos, yra praktinis susitikimas su auditorijomis. Tikrai yra buvę ir kai pirma sesija vyksta organizacijoje ir visa komanda gauna užduotį išeiti į gatvę ir tiesiog kalbėti su žmonėm, kurie kažką galbūt žino arba nežino apie tą organizaciją, bet vienaip ar kitaip visada tas susitikimas, jisai yra sunkus, jisai nėra toks savaime suprantamas, bet jisai tokia neatsiejama programos dalis. Ir tas bandymas praktikoje, dar kalbant apie dalyvius, visada mums būdavo svarbus, kas dalyvauja ir yra buvę, kai mažos organizacijos dalyvauja visiškai visi darbuotojai nuo vadovų iki techninio personalo ir finansų ir taip toliau. Didesnėse organizacijose tai yra šioks toks iššūkis, kas tada dalyvauja iš organizacijos, kurioje dirba, tarkim, 100 žmonių ir panašiai. Ir kas dar yra svarbu, kad visas tas procesas yra toksai tam tikras eksperimento, mokymosi, tokios tyrinėjimo erdvės atidarimas, pabandymo naujų kažkokių perspektyvų, naujų veiklos būdų. Ir tai yra tiesiog eksperimentas. Jo visa idėja yra, kad po jo komanda nusistato tada, ką mes čia išbandėm, kas čia veikia, kur mes galim su tuo judėti toliau. Ir visa esmė yra veiksmų plane ir tam sugalvojame, o ką mes iš viso to, kas čia buvo, ką mes darėm, kur mes ėjom, kaip mes dirbom, ką mes iš viso to galėtume vesti kažkaip toliau į priekį. Tai va, tai tokia mintis ir ta ilgesnė programa iš maždaug 10 tokių pusdienės sesijų susideda ir dar kelių tokių bendrų renginių, kuriuose susitinka organizacijos visos dalyvaujančios tais metais programoje. Ir vėliau mes po 5 metų programos sukūrėme tokią trumpesnę versiją, kuri kartais gali būti integruota į ilgesnė, tai yra diagnostinė programa. Ir čia šiek tiek papasakosiu dar kontekstui ir apie tai. Tai ką mes po 5 metų programos įgyvenimo, ką mes supratome, kad vis dėlto visi tie procesai, ką mes veikiame, kai kurie dirba su organizacijų komandom, tai visa tai yra apie kūrybos procesus, vienaip ar kitaip. Tai yra apie pačių darbuotojų tokį atpažinimą savęs ir savo kūrybinių galių ir tos erdvės atradimo būti, kuo aš esu ir kaip aš kūriu ir kaip aš save galiu išreikšti. Ir bendrai komandos tokios bendrakūros gebėjimų plotmė irgi visada labai buvo ryški. Ir mes tada, vienas dalykas, tai pradėjom kalbėti apie tai, kad mes žinome ir iš dizaino procesų, ir iš kitų tokių vizualizacijų kūrybos proceso, iš ko susideda tas kūrybos procesas. Bet kitas dalykas yra, kad kūryboje dalyvauja žmonės. Tai žodžiu, mes čia nekalbam apie resursus, apie kažkokius tokius praktinius, techninius dalykus, mes kalbam apie žmonės. Tai mes sukūrėme tokį modelį, mes jį vadinam kūrybingos organizacijos žemėlapiu, kuris yra ir diagnostikai, ir gali būti ir tokiam planavimui, krypčių nusistatymui, kaip mes galim tapti organizacija, kuri veikia kūrybingai, kuri yra iš tikrųjų kūrybinga. Tai tos plotmės žemėlapio yra
horizontaliai yra kūrybos proceso etapai, o čia vertikaliai yra tos žmonių grupės, kurios sąveikauja kultūros organizacijoje, tai yra vadovų lygmuo, tai yra darbuotojų lygmuo ir tai yra labai svarbu auditorijų ir bendruomenės ir visuomenės lygmuo. Ir čia mums, vėlgi, tas įrankis nėra kaip nors vertybiškai neutralus, jisai labai stipriai remiasi tą idėją, kad viešosios organizacijos arba tos organizacijos tame tarpe ir nevyriausybinės, kurios remiasi viešaisiais pinigais didelė dalimi savo veikloje, jos turi tam tikras atsakomybės už visą visuomenę ir už visų kuo įvairesnių visuomenės grupių įtraukimą. Ir dėl to mes kalbame ir apie atsakomybę prieš bendrai visuomenę ir apie poreikį dirbti su bendruomenė, kaip su tam tikrais konkrečiais žmonėmis, ne kokiam nors anonimiškom auditorijom, bet su žmonėmis, kurie yra mūsų ta artimiausia grupė žmonių, su kuriais mes dirbam, kuriuos mes pažįstam ir yra auditorijos. Ir kad tai, jeigu organizacija kuria kažką naujo, kad šita grupė lygiai taip pat yra įtraukta į visus tos kūrybos procesus, nuo pat tyrinėjimo, nuo idėjų kūrimo iki veikimo ir refleksijos. Tai čia yra tas žemėlapis, iš kurio mes išvystėme tokią diagnostinę 4 sesijų, tokią trumpą programą. Ir nes kaip veikia įrankis, kiekvienam tam langelyje yra keletas klausimų, kuriuos įvairiais būdais komandos tyrinėja ir tyrinėja daug dalykų apie save, kaip jiems sekasi tais aspektais kurti ir kaip visą tai susideda į bendrą procesą. Kad lengviau visą tai būtų iškomunikuoti, mes neseniai bandėm išgryninti tokias temas, kurios labiausiai rezonuoja, kurios dažniausiai kelia diskusijas, kai organizacijos naudoja šitą įrankį ir sukūrėme tokių paveiksliukų, kurie skatina tas diskusijas ir kurie tarsi atspindi tokias labiausiai rezonuojančias temas ir įvedėm tam tikrų metaforų visą tai. Tai čia tiesiog gal kontekstui, apie ką organizacijos diskutuoja arba kokios tos teritorijos, kaip mes kalbame apie kūrybingą kultūros organizacijos veikimą. Tai ir apie tyrinėjimo kultūras, ir apie veikimo įvairias strategijas komandinio, ir apie pačias praktikas, kokias erdves sukūrėme auditorijoms ir kaip mes elgiamės su grįžtamojo ryšiu, pavyzdžiui, kartais. Tai čia tiesiog toksai koncentratas dalis to, ką atpažįstam kaip tokias dažnai vykstančius tokius momentus, kai ties kuo diskutuojama, kas atrandama ir kas vyksta iš tikrųjų daugelį organizacijų. O dabar aš pakviesiu tada kolegę iš Kūrybinių jungčių, Ritą Naujokaitytę, su kuria kartu vystėm kūrybinės organizacijos žemėlapį ir, kaip jau sakiau, pasidalinti įžvalgomis iš visos tos medžiagos, kurią surinkom apie organizacijas. Ačiū Mildai. Milda Laužikaitė, Asociacijos Kūrybinės jungtys vadovė. Turbūt ne visi pažįsta, tai tiesiog dar pristatymus. Kaip Milda minėjo, 10 metų kūrybinėms jungtims ir iš esmės tai reiškia, kad per tą laiką, nemažas laiko tarpas, esame sukaupę informacijos ir patirties, kurią norim ir pasidalinti ir konkrečiai. Tai yra mūsų patirtis ir įžvalgos, kurios yra sukauptos iš programos Atvirumo menas. Čia kalbėsiu apie 8 metų laikotarpį. Ir klausimas toks yra, kur gali nuvesti bandymas išgirsti savo auditoriją. Tai didžioji dalis organizacijų ateinančių į šią programą, kultūros organizacijų ateina norėdamos išgirsti, ar ne, kaip ir mūsų šio seminaro tema, tą auditorijų balsą. Ir kasgi atsitinka, kai jos pradeda to balso klausytis. Įžvalgos remiasi, kaip jau minėjau, 8 metų duomenimis. Duomenų turime sukaupę tikrai nemažai, nes
Kaip jau ir kalbėta, pati programa yra gana ilga, gili programa, tai yra 10 sesijų, turime dabar ir trumpesnę diagnostinį modulį, kuris yra 4 sesijų, bet iš esmės viskas, kas vyksta tos programos metu, yra fiksuojama, yra dokumentuojama. Tai yra kuriantis praktikai, kurie dirba kultūros organizacijose, kurie lydi organizacijas tuose tyrinėjimo, kūrybiniuose procesuose, naujų kultūros produktų kūrimo procesuose, jie fiksuoja labai daug informacijos, į kurią mes galime pasižiūrėti ir daryti tam tikrus apibendrinimus, išvadas jau per tuos 8 metus, ką mes iš to matome. Jeigu taip apžvelgtume, kas dalyvavo programoje iki šiol, tai mes turime per tuos 8 metus 44 kultūros organizacijas, tai yra labai įvairios organizacijos, čia matote pasiskirstimą, kiek kokio tipo organizacijų, tai nuo muziejų iki bibliotekų, kultūros centrų, scenos meno organizacijų, tai iš esmės faktiškai beveik visi visos skirtingi organizacijų tipai yra mūsų programoje dalyvavę ir iš viso, reiškia, programoje dalyvavo daugiau nei 400 kultūros profesionalų. Ką svarbu akcentuoti, kad tos organizacijos, apie kurias čia mes kalbame, tai jos yra labai skirtingo dydžio, ar ne? Tai gali būti organizacijos nuo nacionalinio lygmens muziejų, nacionalinių bibliotekų, turinčių daug padalinių, daug struktūrinių vienetų, iki labai nedidelių keleto žmonių, 5-6 žmonių organizacijų arba komandų, tarkim festivalių komandos arba kažkokios kitos mažos kultūros organizacijos. Tai iš esmės ta įvairovė yra labai didelė ir taip pat yra atstovaujami įvairūs Lietuvos regionai. Tai reiškia, kad turėjome organizacijų faktiškai iš visų Lietuvos kampelių, iš įvairių miestų. Aišku, Vilnius, Kaunas turbūt ir pagal dydį, ir pagal kultūros organizacijų koncentraciją čia pirmauja. Gal kiek vertinant miesto dydį Klaipėdą, gal kiek mažokai pagal tų burbuliukų dydį, kaip matote, kad šiek tiek mažiau organizacijų. Tai jeigu yra klaipėdiečių, arba galite nusiųsti linkėjimų, kad labai lauksim aktyviau dalyvaujant. Nes koks yra atėjimas į pačią programą, tai mes kviečiame visas kultūros organizacijas ateiti. Ateiti gali bet kuri kultūros organizacija, tiek nacionalinio lygmens, tiek savivaldybių organizacijos iš įvairių regionų, iš įvairių miestų, tiek nevyriausybinės kultūros organizacijos. Tai yra mūsų durys atviros visiems, tačiau čia svarbiausia, kad organizacija pati turėtų labai aišku tikslą, ko mes norime ir labai tvirtą motivaciją ateiti į tokį gilų tyrinėjimo, kūrimo procesą, kuriame, kaip čia matysime, kyla daugybė klausimų ir daugybė nepatogių klausimų ir diskusijų, kuriuose reikia gyventi ir išgyventi. Tai tikrai ne visi yra tam pasiruošę matyti, bet tikrai kviečiam ateityje tai drąsiau daryti. Ką sako patys dalyviai, kodėl jie ateina į šią programą? Tai taip apibendrinus visų tų metų duomenis, pirmoje vietoje, turbūt natūraliai, čia ir dėl to matome šiandien pilną auditoriją, tai yra auditorijų tyrinėjimas ir pritraukimas. Ar ne? Tai yra tas esminis klausimas, kuris kiekvienai kultūros organizacijai yra aktualus, tai daugiau nei pusė, 64% dalyvių būtent šią priežastį vardė, dėl ko jie ateina. Kita svarbi tema tai yra komandos bendradarbiavimo ir komunikacijos stiprinimas. Tai irgi toks labai aktualus daugeliu kultūros organizacijų ir apskritai turbūt ne tik ir kultūros organizacijų, tai kaip tie skirtingi organizacijos padaliniai, kaip ta komanda susikalba, kaip ji kartu vysto projektus, kaip ji kartu įgyvendina organizacijos strategiją ir panašiai. Tai trečdalis organizacijų tokį įvardina tikslą. Na ir trečia svarbi irgi priežastis, tai yra strateginio pokyčio įgyvendinimas. Tai čia turime galvoje arba tai reiškia organizacija eina į naują strateginį etapą,
kai vysto arba jau turi naują strategiją ir ieško būdų, kaip ją sėkmingai įgyvendinti, arba tai yra naujo vadovo atėjimas į organizaciją, kuris iš esmės dažnai lemia ir tą pirmąją priežastį, ar ne, kad tada keičiasi strategija arba ateina kažkokie nauji tikslai kartu su naujų vadovų ir tada organizacijai reikia pagalbos, kaip išjudėti, kaip įjungti visą komandą į tai, ką norima padaryti. Dabar, jeigu pastebėsite, sudėjus kartu tos procentus bus daugiau nei 100%, taip yra dėl to, kad kai kurios organizacijos tam tikra dalis įvardina ne vieną priežastį, kodėl jos ateina, tai dažniausiai vis tiek persipina, arba norime ir su auditorijomis dirbti, ir bendradarbiavimą stiprinti, arba tai yra naujas strateginis laikotarpis ir mes galvojame apie kažkokias naujas auditorijas, tai gali kažkokias tai dvi priežastys persidengti. Esminis raktažodis šitoje programoje 100% visose duomenyse, kuriuos mes turime, tai yra bendradarbiavimas kaip svarbiausia kompetencija, kuri rūpi visoms absoliučiai organizacijoms. Tai bendradarbiavimas, dalyvavimas bendruose kūrybiniuose procesuose, susikalbėjimas, tarpusavio komunikacija, visos komandos bendras strategijos supratimas, kur mes einame, ką darome. Tai gali būti skirtinga, jeigu tai yra didelė organizacija, kuri turi daug struktūrinių padalinių, jai gali būti aktualu susikalbėjimas ir bendradarbiavimas tarp tų skirtingų padalinių ir jų darbuotojų. Mažai organizacijai gali būti svarbu tai, kad mes turime labai daug projektų arba daug dalykų vykstančių, tie keletas žmonių turi daug ką aprėpti ir galų gale pasidaro taip, kad mes nebematome vienos krypties, ar ne, kiekvienas turi savo daug dalykų, kurie virsta kaip lavina ir mes nebeturime laiko, kada sustoti ir pasižiūrėti, tai kaip mes kartu kažką darom ir kodėl tai darom. Tai iš skirtingų kampų galima žiūrėti tą problematiką, bet iš esmės bendradarbiavimas kaip tokia centrinė kompetencija, kurią stiprinti siekia faktiškai visos organizacijos atėjusios į programą. Čia dabar aptariau tai, ką sakė organizacijos ateidamos, kaip jos motyvavo savo atėjimą, kokius savo iššūkius jos įvardino kaip svarbiausius. O čia dabar pasuku truputėlį kitų kampų. Ir ką reiškia, ne ką pati organizacija sako, o ką mes jau pamatome vykstant programai. Kadangi tai yra vis tiek gilus, ilgas procesas, kuriame, kaip ir Milda minėjo, įsitraukia labai skirtingų kompetencijų, skirtingų pareigybių, skirtingų grandžių darbuotojai. Nuo vadovų iki finansininkų, nuo bilieto pardavėjų iki kūrybinių darbuotojų. Reiškia, įvairiausios pareigybės organizacijų veikiančios. Ir tada mes pamatom labai daug dalykų, kurių net pati organizacija gali nematyti ateidama į programą. Ir kai jie susėda kartu į tą ratą ir pradeda kartu kalbėtis apie tai, o tai kokia mūsų auditorija, tada kaip lavina virsta daugybė kitų klausimų ir daugybė kitų temų. Kodėl svarbu kalbėti apie tos iššūkius, kuriuos iš tiesų sprendžia daug kultūros organizacijų? Turbūt ne dėl to, kad pasakyti, kad va, štai turime daug problemų ir labai viskas sudėtinga, ar ne? Svarbu kalbėti apie tai todėl, kad ir kitos kultūros organizacijos, kurios galbūt dar nebuvo programoje arba kurios galbūt susiduria su kažkokiais sunkumais, dirbant su auditorijomis, įsiklausant į auditorijas ar bendradarbiaujant ir panašiai, galbūt jos tiesiog net negali įvardinti, tai kokia ta mūsų tikroji problema arba nuo ko mums reikėtų pradėti. Tai kai mes jau turime sukaupę daug duomenų ir tuos iššūkius matome struktūruotai ir sistemiškai, mes jau galime įvardinti juos ir galbūt tada kai kam bus lengviau
suprasti, nuo ko pradėti darbą savo organizacijoje ir gilinimas į savo tikslus, į savo siekiamus dalykus. Tai esminiai dalykai, ką mes matom sistemiškai, čia mes nekalbam apie pavienės organizacijas, o kalbame apie sisteminius dalykus. Tai, kad daugelis organizacijų dalyvavusių programoje, jeigu taip susodinti visą komandą, turi labai menką supratimą apie strateginius organizacijos tikslus ir viziją. Tai iš esmės, jeigu jį ir turi, tai jis gali būti labai skirtingas, skirtingų darbuotojų, arba tokia tema gali būti iš viso neaptarta, neįvardinta, tai gali būti užrašyta kažkur popieriuje, bet nebūtinai suvokta ir ką tai reiškia mano darbe, konkrečiai mano pareigybei, nebūtinai aš galėsiu atsakyti. Tai ir tada iš to toliau kyla klausimas, o tai ko mes siekiame tada kaip organizacija, kaip visa komanda. Ir į tą klausimą atsakymo nėra, jeigu tu nežinai, kokia yra organizacijos vizija ir kokia yra misija. Iš to sekantis kitas dalykas, tai yra menkas auditorijų pažinimas. Ir čia irgi mes turim tokį vieną iš tų paveiksliukų, kur Milda rodė, kad kai užduodi klausimą, tai kas yra jūsų auditorija, tai yra atsakymas, tai nuo 0 iki 99, ar ne? Ir čia tada prasideda toliau ėjimas, o tai gerai, o tai tarptų nuo 0 iki 99 vis dėlto, kas yra tie, su kuriais pirmiausia norime pradėti dirbti. Ir jeigu neturi atsakymo į tą klausimą, tai tada bandai ir rezultato nėra. Tai čia yra irgi labai svarbus dalykas, kad susėdusi ta organizacijos komanda, jinai neturi to atsakymo, reiškia, kas tos mūsų auditorijos, kur mes norime eiti, su kuo mes norime dirbti. Kitas dalykas, jeigu mes įsivardiname, su kuo mes norime dirbti, tai kaip mums suprasti, ko ta auditorija iš mūsų tikisi, kaip mums sužinoti, tai ką tie žmonės veikia, ko jie nori, kur jie būna, ar ne, tokio pajautimo, žinių, duomenų neturime. Ir neturime įrankių, kaip tuos duomenis gauti arba kaip juos analizuoti. O jeigu tai ir padarome, pavyzdžiui, kaip ir yra organizacijų, kurios daro apklausas, jos turi anketas, bet tos anketos gali nugulti stalčiuose, nes tiesiog nėra kam jų analizuoti arba nėra kompetencijų, kaip tai daryti, ar ne? Tai net ir surinkus tos duomenys mes nežinome, ką su jais toliau daryti. Kitas svarbus iššūkis yra veiklos inercija. Jau užsiminiau apie tai, kad tikrai daugelis organizacijų gyvena labai didelio intensyvumo sąlygomis, turbūt visi gyvena didelio intensyvumo sąlygom, bet iš esmės tai reiškia, kad mes darome dalykus, nekeldami klausimo, kodėl ir ką mes darome. Ar ne? Yra daug projektų, mes juos kažkaip suplanuojame, artėjant naujiems metams arba naujam kažkokiam etapui. Nebūtinai aptariame visi kartu, kokie tie projektai, kiekvienas turi savo kažkokias funkcijas, ar ne, savo atsakomybės, savo projektus ir tai važiuoja. Ir tai važiuoja kaip toks konvejeris, kur nėra sustojimo ir paklausimo, o tai kas iš to? O įsivertinimo, tai mes kažką padarėme, koks to rezultatas. Ir tada kaip tas rezultatas veda į mūsų strateginį tikslą kažkokį, ar ne, į tą mūsų kryptimi, kurią mes kaip visa organizacija norim trumpesnėje ir ilgesnėje perspektyvoje nukeliauti. Ir turbūt dalis tų problemų yra susijęs su tuo, kad iš esmės darbuotojai, kaip mes pamatom programoje, jie paprastai nedalyvauja strateginiuose ar kūrybiniuose procesuose. Iš esmės tai mes turim tokią simptomatiką, kad yra nemažai organizacijų, kurios atėję į atvirumo meną pirmą kartą tokiu formatu iš vis kartu susėda, turiuomenį skirtingų pareigybių, skirtingų funkcijų darbuotojus, nuo vadovų iki, kaip minėjom, ar ne, kūrybinių darbuotojų, vadybinių įvairių kompetencijų darbuotojų, techninių darbuotojų, finansininkų, jie pirmą kartą susėda ir prasideda tas pokalbis.
Tai iš esmės, ką tai reiškia, kad jeigu tokie pokalbiai iki tol nevyko, tai mes turim tikrai skirtingą supratimą apie tai, ką mes veikiame, į kokias mes auditorijos einame, kokie yra mūsų tikslai. Ir tada, kas iš to kyla, tai fragmentiškas veikimas iš esmės, kad kiekvienas darbuotojas pagal savo patirtį, pagal savo supratimą veikia. Na ir paskutinis, bet nemažiausiai svarbus dalykas, tai vis dėlto dar sisteminis pastebėjimas apie tai, kad daugelio organizacijų vyrauja hierarchiniai santykiai. Tai iš esmės yra distancija tarp vadovo ir darbuotojų arba tarp skirtingų grandžių darbuotojų, kur iš esmės galima girdėti tokius dalykus, kad kas iš to, kad mes kalbėsimės, jeigu mūsų vis tiek niekas neklaus arba neklausys arba mūsų nuomonė nesvarbi. Ir tada iš esmės, jeigu tu netiki, kad tavo balsas kažkieno bus išgirstas arba kad tu gali būti vienas iš sprendimo priėmėjų arba kažkaip išsakyti savo nuomonę ir būti įtrauktas į procesus, tai tada yra ir visiškai kita motivacija veikti organizacijoje ir visiškai kitoks savo vaidmens suvokimas. Tai čia ir subordinacijos dalykai ir, kaip jau minėjau, tas nedalyvavimas priimant sprendimus. Kas įvyksta programos metu? Norėtųsi pasakyti, kad visi šitie iššūkiai, kuriuos išvardinau, ima ir išsisprendžia, bet taip nebūna. Kad ir gilus ir vertingas procesas, bet aišku, kad tik pradedame spręsti kažkokius dalykus, tačiau mes jau stebime irgi, kas įvyksta organizacijose, ar ne? Tai jeigu jos ateina su tam tikrais iššūkiais, po programos, kurioje jie kartu kaip komanda diskutuoja apie savo strategiją, tyrinėja savo auditorijas, turi gilų kūrybinį procesą, kuriame kartu kuria idėjas, tas idėjas diskutuoja, vienas atmeta, kitas bando įgyvendinti, eksperimentuoja, galiausiai apibendrina viską, reflektuoja ir teikia vieni kitiem grįžtamąjį ryšį, įvertina, kas įvyko, įvyksta tam tikri pokyčiai. Ir tie pokyčiai yra dviejų lygmenų. Tai yra individualūs pokyčiai, kurie liečia konkrečius tos organizacijos darbuotojus, tai yra kaip asmenys ar ne kaip kultūros profesionalus. Ir yra pokyčiai, kurie įvyksta organizacijos mastu. Tai jeigu mes kalbam apie tuos individualius pokyčius, tai iš esmės aišku, kad programos metu yra stiprinamos profesinės kompetencijos ir žmonės įgyja, kultūros profesionalai įgyja darbo su auditorijomis patirties. Ir čia įvyksta tokių tikrai labai įspūdingų pokyčių ir įspūdingų nušvitimų, netgi sakyčiau, tokių patirčių, kuriomis vėliau po programos jau dalinasi ir su savo kolegomis, ir su kitomis organizacijomis. Tai kas labai turbūt irgi svarbu, kad daugelį organizacijų šios programos metu pirmą kartą įvyksta gyvas susitikimas su auditorijom. Tai reiškia, kad mes nebe prielaidomis vadovaujamės apie tai, kokia mūsų auditorija, bet mes einame ir kalbamės gyvai, mes klausėme, kokią jie patirtį turi su mumis, mes klausėme, ko jie tikisi, kas jiems įdomu ir tas gyvas susitikimas, jisai atveria tikrai, labai daug galimybių organizacijai ir įkvepia tokiems kūrybiniams procesams, kurie yra labai aiškiai orientuoti į konkrečią auditoriją. Tai be abejo yra kūrybiškumo kompetencijos ugdymas, komunikacijos kompetencijos, nes tai yra vėlgi dar kartą grįžtant, kad yra skirtingų padalinių, skirtingų atsakomybių darbuotojų, kurie susitinka ir veikia kartu ir ta patirtis, tos kompetencijos, kurias jie įgyja, jie niekur nedingsta po programos. Tai yra dalykai, kurie lieka toliau ir žmonės tiesiog toliau savo veikloje tuos dalykus taiko.
Labai svarbus dalykas tai galimybė atsiskleisti ir būti pastebėtam. Ypatingai tiems darbuotojams, kurie iki tol organizacijoje neturėjo balso, sakykime taip. Ar ne? Tai jeigu yra tokių puikių pavyzdžių, kaip, tarkim, techniniai darbuotojai arba finansininkai pasiūlo idėjų, kūrybinių idėjų arba kažkokių sprendimų, kurie nustebina visą organizaciją. Ir iš tiesų tai yra toks atsiverimas, kuris motyvuoja ir patį tą žmogų, kuris kažką pasiūlė, kuris buvo išgirstas, kuris kažką pasakė ir iš esmės kiti kolegos jį pamato visai kitų kampų, turi daugiau pasitikėjimo vieni kitais, geriau vieni kitus pažįsta ir tikėtina, kad toliau tokios praktikos gali gyvuoti. Atvirumas ir drąsa reikšti nuomonę, tai irgi labai susiję su tais hierarchiniais santykiais arba su ta distancija, tuo atstumu tarp darbuotojų, kad iš esmės šitame formate, šioje programoje žmonės įgyja, kultūros profesionalai įgyja tą galimybę pasakyti, ką jie iš tiesų galvoja, kokia yra jų nuomonė vienu ar kitų klausimų, ką jie siūlytų. Ir tai irgi iš esmės daugeliui profesionalų suteikia tokio didesnio pasitikėjimo savimi, kas tikėtina irgi ateityje išlieka. Atvirumas naujovėms ir eksperimentavimui, tai čia yra turbūt pačios programos esmė ir tokio identiteto DNR dalis, kad tai iš esmės yra išėjimas į teritorijas, kurios nėra kasdienio rutininio veikimo teritorijos, ar ne? Tai vien jau išėjimas pasikalbėti su, tarkime, Anykščių baldų gamyklos darbuotojai, su kuriais mes iki tol niekada nebuvome susitikę, bet mes pas juos nuėjome ir pasikalbėjome apie tai, kaip jie gyvena, ar jie iš vis ateina į kokią nors kultūros organizaciją, kokias kultūros patirtis jie turi, kas jiems įdomu ir kur mes galime su jais susitikti. Tai gali būti iš tiesų keičianti patirtis, kuri iš esmės atveria žvilgsnį visai kitokį ir ausis, jeigu šiandien apie auditorijų, įsiklausimą į auditorijas kalbam. Jeigu mes kalbame apie poveikį organizacijos lygmenių, tai kalbėjau apie tą inertišką veikimą. Tai ką duoda šita programa? Iš esmės jinai duoda tokią labai tikslingą pauzę, kai reiškia nuo viso to bėgimo, nuo tos lavinos mes sustojame ir labai giliai paneriam į temą, kuri mums tuo metu yra svarbi, arba pamatome kažką, ko dar iki šiol nežinojome ir turime labai tikslingo laiko tai išdiskutuoti ir kažką su tuo daryti. Tai yra jau savaime vertybė šitame bėgime. Organizacijos iššūkių įvardyjimas. Čia labai didelį irgi vaidmenį vaidina mūsų naujas įrankis, nežinau, ar galima dar naujų vadinti, keletą metų yra kūrybingos organizacijos žemėlapis. Tai ten yra iš esmės galimybė diagnozuoti, žiūrėti į savo organizacijos veiklą įvairiais pjūviais ir pamatyti, o tai kas yra tos spręstinos problemos, kurios mums aktualios. Ir tada mums aiškiau nuo ko pradėti, ką daryti toliau. Bendras suvokimas apie organizacijos kryptį. Tai jau kalbėjau apie tai, kad yra labai daug to skirtingo supratimo, ar ne, nes mes nesėdim ir nesikalbam kaip komanda, bet kai mes jau susėdam ir kai mes pradedam diskutuoti, mes galime sutarti, tai kur mes toliau keliaujam. Labai svarbus dalykai, tai be abejo, kad programos metu yra sukūriami nauji kultūros produktai ir auditorijų patirtis, tai reiškia ne vien diskusijos vyksta, bet yra sukūriami labai konkretus dalykai, kuriuos kultūros organizacijos toliau naudoja, įgyvendina savo veikloje. Atsiranda nauja darbo su auditorijomis kokybė. Be abejo, viskas nepasikeičia programos metu iš esmės, bet atsiranda naujos kompetencijos ir nauji įrankiai, kartais jie ir išvystomi pačiose organizacijose, kurie gali būti naudojami toliau ir tai iš esmės suteikia tokį galimybę kryptingai veikti auditorijų atžvilgių. Nuoseklaus veiklos ir kūrybinių procesų planavimo pradžia, tai iš esmės, jeigu programos metu yra nuosekliai pabandoma planuoti, galvojant nuo to, kas yra mūsų strateginis tikslas, kas yra mūsų auditorija ir tada
kaip mes galime to tikslo siekti ir kaip mes būsime išgirsti tos auditorijos. Tai jeigu tokia praktika yra išbandoma programos metu, ji ir toliau taikoma ir gali būti taikoma organizacijose. Ir pabaigai vėlgi paskutiniai, bet ne mažiausiai svarbus dalykai, tai yra bendradarbiavimo kokybė, kur iš tikrųjų atsiranda visiškai nauji bendradarbiavimo formatai organizacijoje ir skirtingų grandžių darbuotojų ir skirtingų kompetencijų, skirtingų atsakomybių darbuotojų, kurie iš esmės vėliau tampa tokiais formatais, kurie tiesiog tampa nauja organizacijos praktika. Ir vidinės kultūros pokyčiai, tai iš tikrųjų yra daug liudijimų apie tai, kad organizacijose mažėja tie atstumai tarp skirtingų grandžių. Ne visais atvejais tai pavyksta. Kai kuriuose organizacijose mes turėjom keletą atvejų ir tokių, kur dėl labai griežto hierarchinio santykio programa apskritai negalėjo įvykti iki galo. Turime ir tokių pavyzdžių, bet tai lygiai taip pat indikuoja, kiek svarbu yra tai, kad organizacijos išdrįsta susėsti į vieną ratą ir vis dėlto pradėti dirbti kartu. Ir jeigu tai daro ir vadovai, ir įvairių grandžių darbuotojai, tai iš tiesų tie pokyčiai įvyksta. Apibendrinant, grįžtu prie klausimo, nuo kurio pradėjau pristatymą, kur gali nuvesti bandymas išgirsti savo auditoriją. Tai jeigu prisimenant tai, kad didžioji dalis organizacijų šią programą ateina būtent išgirsti auditorijas, jas tyrinėti, pažinti ir sukurti joms aktualias patirtis, tai atėję į programą jos nukeliauja į daug gilesnius klausimus apie tai, kas mes esame, apie tai, kur mes norime eiti ir galiausiai tada tas bandymas išgirsti auditorijas virsta įsiklausimu į pačius save ir supratimu tai, kas mes esam ir kur norim eiti. To noriu linkėti organizacijoms, kurios jau pradėjo šį kelią ir kurios dar galbūt pradės ateitį. Ačiū.